Lietuvos partizanai yra laikomi Lietuvos kariuomenės istorijos dalimi. Ir šiuolaikinė Lietuvos kariuomenė tęsia būtent partizaninio pasipriešinimo karinės tradicijas. Iš tų konkrečių padalinių, ar vienetų karinių, kurios galima būtų paminėti kaip partizanų būtent karinių tradicijų tęsėjus, tai būtų tam tikra prasme krašto apsaugos savanorių pajėgos. Jos atitinka iš dalies tą principą, nes tai yra teritorinė kariuomenė, kuri turėtų veikti agresijos krizės atveju savoje teritorijoje apibrėžtoje, lygiai panašiai veikia ir partizanai. Tačiau stambesnių mastų tas tradicijas atkuria ir tęsia būtent specialiųjų operacijų pajėgų tam tikri vienetai. Kuriant kai kuriuos specialių operacijų pajėgų vienetus, dar pačioje pradžioje, buvo suvokta, kad reikia ieškoti kažkokios atramos praeityje. Ir, būtent specialiųjų operacijų pajėgų kai kurie vienetai, jie būtent nusprendė perimti partizanų tradicijas. Todėl, kad yra labai daug panašumų, netgi ir paskirties ir taktikos prasme. Kai kuriuose specialių operacijų pajėgų vienetuose yra kvalifikacinis antsiuvas suteikiamas kariam, kurie įgyja reikiamą aukštą kvalifikaciją kovinę, žaliukas. Tai būtent yra perimtas tas tradicinis, partizanų pavadinimas, kuris iš principo reiškia ir simbolizuoja tautos vidinį potencialą priešintis bet kokiai okupacijai ir bet kokiam agresoriui. Būtent partizanai iš pradžių jie bandė veikti kaip reguliarios kariuomenės vienetai, dideliais, stambiais vienetais, tačiau tas nedavė reikiamo efekto ir nuostoliai buvo per dideli. Tam tikros įvyko permainos taktikoje ir partizanai pradėjo veikti išimtinai tik tai mažais vienetais. Lygiai taip pat veikia ir specialių operacijų kariai. Tai yra mažųjų padalinių taktika. Tai galima būtų vaizdžiai pavadinti Dovydo ir Galijoto kova. Kai mažesnis kovoja prieš didesnį. Mažesnis turi turėti didelę ugnies galią, jis turi būti labai mobilus, labai gerai motyvuotas, psichologiškai gerai pasirengęs ir būtent tos vertybės ir yra perimamos, specialiųjų operacijų karių. Kai tu esi, mažesnis už savo priešininką, tu turi veikti labai greitai, turi atlikti greitai užduotį, smogti jam smūgį, kuris jam padarytų maksimalią žalą ir tada, greitai taip pat išnykti iš tenais, kol tavęs nepradėjo persekioti. Tai iš principo šitas taktinis principas, jisai tinka tiek partizanam, tiek ir dažniausiai specialių operacijų pajėgų kariam, kai jie vykdo savo užduotis. Pati motyvacija. Tarkim, partizanai, jie eidami į mišką, daugeliu atveju suprato, kad jų pasirinktas kelias yra nepaprastai rizikingas ir dauguma, ko gero, nebesugrįš namo gyvi. Tai jų motyvacija, vadinasi, buvo ypač stipri. Specialiųjų operacijų karys turi būti irgi ypač motyvuotas ir pasirengęs vykdyti užduotį iki galo. Mes žinome iš karo istorijos daugybės pavyzdžių, kai labai gerai ginkluotas karys, gerai paruoštas, jisai neatlikdavo savo pareigos. Ir būtent todėl, kad pristigdavo motyvacijos. Turi būti labai stipri motyvacija ir viena iš tos motyvacijos dalių tai yra būtent
ta istorija, kuri tam tikrą prasme įpareigoja žmogų tęsti savo protėvių darbus. Negali egzistuoti specialiųjų operacijų pajėgų be atrankos. Nes neužtenka, kad tu būsi labai, pavyzdžiui, stiprus, ar tu būsi kažkoks labai greitas, geros reakcijos. Dar svarbiau yra psichologinis žmogaus pasirengimas ir jo psichologinis netgi tipas. Yra, reiškia, tam tikros metodikos, kuomet, reiškia, yra atrenkami tai veiklai patys tinkamiausi žmonės. Ir jie turi būti iš tiesų labai motyvuoti, jų turi būti psichika geležinė, nes ištvermė iš tiesų dažniausiai jinai priklauso nuo psichinių, nuo psichologinių žmogaus savybių. Ir iš tiesų tai yra tikrai jau patys geriausi iš geriausių.